Sveiki atvykę pas doktorą Aleksandrą Motą. Šiandien atsakysiu į keletą klausimų, kuriuos man dažnai užduoda daugelis žmonių. Galbūt tai ir tavo klausimas. Šiandien pirmiausia atsakysime Pedro klausimą. Pedro sako taip, jau seniai turiu bursitą, jau bandžiau 3, 4 ar net 34 gydymo būdus su vaistais nuo uždegimo, bet niekas nepadeda. Jaučiu, kad mano rankos nervai traukiasi, sunku judėti ir labai skauda, nebežinau ką daryti. Taip pat Jesse paklausė, labą vakarą, daktare, jaučiu stiprų peties skausmą, turiu tendinitą ir bursitą. Mano ranka atrofuojasi, lankau kineziterapiją, bet nematau jokio pagerėjimo, jaučiu tokį stiprų skausmą, kad net verkiu. Taip, bursitas dažnai tai pasireiškia, ypač kai nesuprantame, kas tai yra ir nesugebame tinkamai su tuo susidoroti. Taigi, pirmiausia, kas yra bursitas? Mūsų kūne yra keletas skysčio maišelių, kurie padeda slydimui. Kiekvieną kartą, kai viena struktūra, sausgyslė ar kaulas slysta šalia kitos, gali būti bursitas, kuris veikia tarsi mažas amortizatorius. Tas pats skystis, ta pati tepalas kabutėse, kuri yra sąnariuose ir padeda judėti, taip pat yra ir šiuose maišeliuose. O petyje taip pat yra tokių maišelių, kuriuose gali atsirasti uždegimas. Be to, įsivaizduokite štai ką. Gerai, einame toliau. Aš čia turiu. Akromionas, tai kaulas, kuris yra mentės dalis. Ir mes turime, parodysiu čia kitą spalvą, žastikaulį, kuris yra rankos kaulas. Gerai? Šioje vietoje, štai čia, tarp žastikaulio galvos ir akromiono kablio yra keletas struktūrų. Viršdyglinio raumens sausgyslė. Ir dar yra bursa, tai yra tas maišelis pilnas skysčio, gerai? Yra dar viena šiek tiek priekyje, kuri taip pat gali uždegti kaip ir bet kuri iš jų. Įsivaizduokite, kad kiekvieną kartą, kai judate, jūs šiek tiek spaudžiate ir sukuriate trintį, trinate tą bursą. Kai petyje atsiranda koks nors disbalansas, ta bursa arba pati sausgyslė, kaip Jesse sakė, sukelia uždegimą, reakciją, gerai? Tai tarsi sužeistumėte tą bursą, kuri virsta bursitu. Arba sužeidžiate, sukeliate uždegimą sausgyslei, kas yra viršdyglinio raumens sausgyslės uždegimas, arba tendinitas. Taigi pažiūrėkime geriau su šiomis nuotraukomis, kas yra bursitas. Gerai? Čia matote kaklą, krūtinę, o čia yra peties ir rankos sritis. Turime rankos kaulą, žastikaulį, štai šį, kuris dabar pažymėtas žaliai. Turime tą mažą dalį, tą kauliuką, apie kurį jums kalbėjau, štai. Leiskite man atnešti čia. Štai, žiūrėkite. Čia yra žasto kaulas, pažymėta žaliai, visa ši galva čia yra žasto kaulas, tai yra žastikaulis. O čia mes turime akromioną, šis kauliukas dabar pažymėtas žaliai, teisingai? Šioje erdvėje tarp žastikaulio galvos ir akromiono yra šios dvi maišelės, štai. Tai yra subakrominė bursa, kuri yra po akromionu, o kita yra subdeltoidinė bursa. Iš tikrųjų mes bursitų laikome bet kurios iš jų uždegimą, gerai? Jei pažiūrėsime čia, štai iš šono. Čia yra deltinio raumens bursa ir kita bursa. Tai dvi bursos, kurios yra atsakingos už bursitą petyje. O čia apačioje yra raumuo. Leisk man tau čia truputį parodyti. Aš čia truputį pašalinsiu šią bursą. Ir matai čia, kad yra viršdyglinio raumens sausgyslė. Todėl čia, kai yra bursos uždegimas, dažnai sunku nustatyti, ar tai tik bursos problema, ar taip pat yra ir viršdyglinio raumens sausgyslės uždegimas. Gerai? Taigi, pakalbėkime tik apie bursą. Gerai, daktarė Aleksandrai Motai, kaip aš galiu žinoti, kad turiu bursitą? Kaip gydytojas tai sužinos? Kaip aš galiu įtarti, kad tai yra bursitas?
Jeigu jaučiate peties skausmą, kuris ypač sustiprėja pakėlus ranką virš galvos. Kitaip tariant, kai ranka pakyla daugiau nei 90 laipsnių, arba tas skausmas, kuris priklausomai nuo padėties, sustiprėja. Kartais atsikeliate su skausmu, gali būti, kad turite bursitą. Jūs einate pas gydytoją, osteopatą ar kineziterapeutą ir jis atliks keletą testų, kad nustatytų, ar tai bursitas. Gali būti, kad paprašys atlikti keletą tyrimų, kad atskirtų, nes pavyzdžiui, Jessie atveju ji turi ir bursitą, ir tendinitą. Kartais sunku, vien tik žiūrint ir atliekant keletą testų, suprasti, ar problema yra bursoje ar sausgyslėje, gerai? Iš tikrųjų tai nėra jokia problema. Ar uždegimas yra bursoje, ar uždegimas yra sausgyslėje. Ir gydytojas gali paprašyti tavęs atlikti keletą tyrimų. Dažniausiai jis gali paskirti ultragarso tyrimą, kuris parodys, kokia yra sausgyslių ir bursų būklė, o geriausias tyrimas, žinoma, yra magnetinio rezonanso tomografija. Magnetinio rezonanso tomografija. Ką jūs pamatysite, kokį vaizdą pamatysite, kuris parodys, kad turite bursitą. Paprastai bursitas atrodo štai taip. Visos struktūros yra juodos, o čia yra balta, tarsi skystis, būtent šioje srityje. Tiksliai tarp žasto kaulo ir akromiono. Gerai? Tai reiškia, kad bursa yra uždegusi, joje yra daug skysčio. O Aleksandrai, kas sukelia bursitą? Ateik čia su manimi. Bursitas paprastai turi 3 pagrindinės priežastis, gerai? Aš tau papasakosiu apie kiekvieną iš jų ir pasakysiu būdus, kaip galime naudoti taisyklingą judėjimą, kad tai pagerintume. Pirmoji ir dažniausia priežastis yra disbalansas. Mechaninis disbalansas, judesio disbalansas, įtampų disbalansas. Aleksandras, tu dažnai kalbi apie šiuos disbalansus. Kas tai yra? Kaip tai veikia? Įsivaizduok, kad prie tavo peties prisitvirtina daug raumenų, daug tokių linijų sueina į jį, gerai? Kai yra disbalansas, tai tarsi kai kurie raumenys tampa labiau įsitempę, labiau traukia į vieną pusę, o kiti atrodo silpnesni, jie traukia mažiau. Galime įsivaizduoti kaip automobilio ar motociklo ratą. Kai ratas padanga yra nelygi, kas atsitinka? Judėdamas taip, kaip turi judėti, jis pradeda labiau dėvėtis iš vienos ar kitos pusės, ar ne taip? Su petimi yra tas pats. Visada, kai yra tas išsiderinimas, tas disbalansas, kai kurie raumenys traukia stipriau nei turėtų, o kiti silpniau nei turėtų, kas nutinka, tai kad kažkurioje sąnario vietoje pradės labiau dėvėtis, labiau trinti ir uždegti, tiesa? O kai kalbame apie petį, bursitą, pavyzdžiui, šis disbalansas, raumuo, kuris traukia stipriau arba silpniau, jis gali kilti iš kaklinės stuburo dalies, iš kaklo, gali kilti iš krūtininės stuburo dalies, gali kilti iš šonkaulių, gali kilti iš juosmeninės stuburo dalies ir dubens. Yra raumuo, kuris eina iš ten, platusis nugaros raumuo, jis eina iki rankos peties, gerai? Bet taip pat gali būti ir arčiau, gali būti disbalansas mentėje, raktikaulyje arba net pačiame petyje. Taigi atkreipkite dėmesį, kad čia yra daug raumenų, daug taškelių, daug virvelių, kurios jungia petį. Yra raumenų, jungiančių petį su mente. Viršdyglinis, podyglinis, mažasis apvalusis, didysis apvalusis, pomentinės raumuo, kuris yra labai įdomus raumuo, kurį mes čia turime. Aš jau esu padaręs keletą vaizdo įrašų apie momentinį raumenį. Yra raumenų, kurie jungia petį su raktikauliu. Štai, kurie jungia petį su raktikauliu, taip pat yra raumenų jungiančių petį. Pažiūrėk, kaip įdomu. Čia yra tas didysis nugaros raumuo, kuris jungia petį su juosmeninė stuburo dalimi ir dubeniu. Tai yra juosmeninės stuburo dalies,
krūtininės stuburo dalies, šonkaulių, kaklo disbalansai gali išbalansuoti, iškreipti petį. O kaip aš galiu tai pagerinti, daktare Aleksandrai Motai? Jūs galite pabandyti pagerinti tai dabar. Aš tau parodysiu keletą pratimų, kurie netgi veiks kaip testas, gerai? Pirmasis pratimas. Pagerinsime mentės ir raktikaulio judėjimą. Taigi, jei šio disbalanso, kuris sukėlė tau bursitą, priežastis yra raktikaulyje arba mentėje, šis pratimas tau padės, palengvins tavo skausmą. Gerai? Tai paprastas pratimas. Darysi tai, žiūrėk. Pakelk ranką čia iki 90 laipsnių, uždėk pirštų galus ant peties, daryk tai iki tol, kol neskauda, gerai? Daktare Aleksandrai Motai, jei pakeliu iki 90 laipsnių, oi, skauda. Nuleisk, eik šiek tiek žemiau. Kiek tik gali be skausmų. Uždėjai ranką čia ir nuo dabar judinsi darydamas apskritimus alkūnėmis štai taip. Apskritimai atgal. Kuo platesni, kuo didesnį apskritimą gali padaryti, kol nesukelia skausmo. 10 kartų atgal, tada 10 kartų į priekį. Jei darai tai kartu su manimi, jauti, kaip tavo mentė juda ten gale. Atrodo kaip Danielis Sanas. Užtepk vašką, nuvalyk vašką. Būtent tokį judesį mentės daro ten gale. Ir tuo pačiu metu raktikaulis čia priekyje juda į priekį, atgal, sukasi į priekį, sukasi atgal, kyla aukštyn ir leidžiasi žemyn. Taigi, šis paprastas, kvailas pratimas pagerina mentės ir raktikaulio judėjimą. Ir jei raktikaulis arba mentė yra priežastis, yra šio disbalanso sukėlėjas, sukėlėjai. Ant tavo peties tu atliksi 10 kartų į priekį, 10 kartų atgal. Dieve mano, pagerėjo! Tai magija! Šis pratimas pagerins kaklinės stuburo dalies, krūtinės stuburo dalies, šonkaulių ir juosmens judėjimą, gerai? Taigi, paprastas pratimas, jums reikės kėdės, kurios atlošas būtų maždaug menčių aukštyje, gerai? Jūs atsisėsite taip, kad dubuo būtų gerai prigludęs. Sėdmenys liestų kėdės atlošą, o stuburas būtų prigludęs, remtųsi ir būtų prispaustas prie atlošo, gerai? Jūs neleisite juosmeniui atsitraukti, nebūsite nutolęs nuo atlošo. Gerai įsitaisėte kėdėje. Nuo šios vietos susipinkite pirštus, sukryžiuokite juos, atveskite už kaklo ir šiek tiek suglauskite alkūnes. Bandykite alkūnes nukreipti į priekį. Tai svarbu, nes jei nepadarysite šio judesio, arba padėsite ranką bet kaip, arba laikysite alkūnę atitrauktą į šoną, kas nutiks, kai atsilošite atgal? Judesį darysite labiau kaklu, o ne krūtine ar liemeniu, gerai? Be to, kai sukryžiuojate pirštus taip, ši ranka netgi padeda šiek tiek patraukti, švelniai tempti jūsų kaklą, tarsi darytumėte tempimą. Taigi, sukryžiavote, padėjote ant kaklo, atvedėte alkūnes į priekį ir pasilenksite atgal tiek, kiek bus patogu. Pasilenkite, iškvėpkite ir grįžkite. Tai padarysite 10 kartų. Štai, pasilenkite ir grįžkite. Pasilenkite ir grįžkite. 4 kartas. Atpalaiduokite, iškvėpkite orą ir grįžkite. Palenkičiai. Palenkite. Iškvėpimas yra svarbus, nes taip šiek tiek padedate pagerinti šonkaulių judėjimą, o kai pagerinate, ištempiate diafragmą. Taigi jūs ištempiate diafragmą čia, kartu su visais raumenimis priekyje prie stuburo ir iškvepiate orą. Tai tarsi papildomas tempimas, kurį jūs darote. Padarėte 10 judesių, patikrinkite dar kartą, pajudinkite ranką, pažiūrėkite, ar palengvėjo. Ir gali būti, kad dabar jūs sakote, daktare Aleksandrai Mota, aš padariau ir nelabai pagerėjo.
Tuomet gali būti, kad yra kita priežastis, kitas specifinis disbalanso tipas, kuris yra antroji bursito priežastis. Tai yra peties susidūrimo sindromas. Manau, kad jau esate girdėję šį pavadinimą čia, jei dažnai lankotės mūsų kanale, mūsų socialiniuose tinkluose, manau, kad jau esate apie tai girdėję, bet einame toliau. Kiekvieną kartą, kai pakeliu ranką, šis žasto kaulas čia pasisuka ir nuslysta žemyn. Pagalvokite kartu su manimi. Čia turiu savo rankos kaulą. Čia yra mano dešinė ranka, štai rankos kaulas, jis jungiasi čia su mentikauliu, o viršuje yra akromionas. Taigi, kad pakelčiau ranką, jis turi pasisukti ir nuslysti žemyn. Suprantate? Jeigu jis neturi šios slydimo žemyn judesio, jis tik kyla aukštyn ir atsitrenkia, susiduria, suspaudžia, sumažina tą tarpą, kuriuo eina sausgyslė ir taip pat yra bursa. Taigi, ankštumo sindromas yra būtent tai. Jūsų peties judesys yra sumažėjęs ir kiekvieną kartą, kai judinate, sukeliate tą suspaudimą. Tai paprasta. Norėdami tai pagerinti, norėdami patikrinti, ar turite ankštumo sindromą arba ar tai yra jūsų bursito priežastis, darykite taip. Taigi, norėdami patikrinti ir pagerinti šią peties ankštumo sindromo problemą, jums reikės kėdės. Laikykite čia, už kėdės sėdynės, geriausia naudoti kėdę be porankių, kitu atveju galite susižeisti ranką čia, arba jei laikysite iš išorės, galite susižeisti čia, gerai? Kėdė be porankių, be rankų atramų laikykite čia, už kėdės sėdynės. Nugara turi būti gerai išlaikyta, patogiai. Jūs atsipalaiduosite, atpalaiduosite petį, atpalaiduosite ranką. Vienintelė jėga, kurią naudosite, bus delne, kad ranka neišslystų, gerai? Laikote, palenkite į kitą pusę ir grįžtate. Šį judesį atliksite 30 kartų, tiek, kiek neskauda. Aleksandras, štai čia, oi skauda, tu per daug lenkiesi, eik tiek, kiek yra patogu ir grįžk. 30 kartų. Svarbiausia čia yra judesys, ritmas, kurį tu duodi, gerai? Jei laikysi petį atpalaiduotą, kai pasilenksi į kitą pusę, tu slysi. Prisimink tą judesį, apie kurį kalbėjau, gerai? Leidi žastikaulį slysti žemyn, tarsi tepi peties sąnarį ir sukuri erdvę tarp akromiono ir žasto kaulo. Teisingai? Taigi svarbiausia yra ritmas. 1, 2, 3. 3. Ir atsipalaidavimas. Ir ne jėga, kurią įdedate. Jums nereikia stengtis, kad bandytumėte eiti toliau. 30 kartų. Baigęs 30 kartų pajudink, pažiūrėk, ar tavo petys lengvesnis, ar gali labiau judinti petį be skausmo. Ir iki šiol esu tikras, kad dauguma žmonių jau pajuto palengvėjimą. Ir jau pradėjai pastebėti, kad gali būti, jog skausmas ar uždegimas tam tikroje tavo kūno vietoje gali turėti priežasčių kitose kūno dalyse, ar ne? Ir yra mažuma, kuri sako, daktare Aleksandrai Motai, aš jau atlikau mentės ir raktikaulio pratimą. Daktare Aleksandrai Motai, aš jau atlikau kėdės pratimą, stuburo tempimo pratimą. Ir aš jau atlikau peties leidimo pratimą skirtą pagerinti impingimento sindromą ir vis dar jaučiu skausmą. Dar nėra, dar nebuvo labai gero pagerėjimo. Taigi, einam toliau. Jūs galite būti tarp tų nedaugelio, kurie turi vadinamąjį kablišką akromioną arba akromiono kablį. Yra žmonių, kurių akromionas yra kitoks. Vietoj to, kad būtų tiesus čia, jis turi smaigalį nukreiptą žemyn, teisingai. Ir tada įsivaizduokite, tas smaigalys, kuris nukreiptas žemyn, jau palengvina, nesukelia, bet palengvina, kad tas tarpas sumažėtų ir trintųsi bursa arba sausgyslė. Kitaip tariant, tie, kurie turi šią anatominę variaciją, kurių akromionas yra šiek tiek kitoks, turi didesnę tikimybę išsivystyti bursitui ir supraspinato sausgyslės tendinitui.
Aš nesakau, kad tie, kurie turi kablio formos akromioną, kurie turi tai, turės išmokti gyventi su skausmu. Mes niekada neturėtume mokytis gyventi su skausmu. Teisingai, mes visada turime geriau suprasti. Arba problemą, kabutėse, kurią mes jaučiame, kuris sukelia skausmą. Arba geriau suprasti savo kūną, kad galėtume pasijusti geriau, išvengti skausmo ar jį pašalinti. Aleksandras, aš turiu kablišką akromioną. Jau dariausi tyrimus, rentgeną, ultragarsą su rezonansu ir jau pasimatė. Gydytojas jau man sakė. Ką aš galiu padaryti? Visi šie pratimai, kuriuos šiandien čia parodėme, gali tau padėti. Tau reikės dar labiau rūpintis, kad visada išlaikytum gerą judesį. Raktikaulyje, mentėse, kaklo stubure, krūtinės stubure, krūtinėje, šonkauliuose, juosmeninėje stuburo dalyje ir dubenyje. Pati fizinė veikla, kai ji yra tinkamai prižiūrima, jau yra puikus veiksnys padedantis tau nejausti peties skausmo, net jei turi kablio formos akromioną. Yra daugybė pratimų ir būdų, kaip tu gali pagerinti savo būklę. Ir tai padės tavo atveju, nes kiekvienas kūnas yra skirtingas, gerai? Tu kreipiesi į osteopatą, kuris įvertins visą tavo kūną, supras, kaip tavo kūnas veikia, supras, kas prisideda prie tavo problemos. Daugiau. Jis sustos ties tavo atveju ir tada jis koreguos, pagerins šį judesį, sulygiuos tavo petį. Ir išlaikys tavo petį sveiką, gerai? Jis netgi gali tau duoti kokį nors pratimą, kurį galėtum atlikti namuose. Visi pratimai gali tau padėti, bet šis tavo atveju yra geriausias tau. Turi tai daryti kiekvieną dieną, 3 kartus per dieną, arba turi tai daryti 1 kartą per dieną, arba turi tai padaryti prieš. Nežinau, esi mokytojas, prieš eidamas dirbti, rašyti ant lentos, nes tu dažnai darai tą suspaudimą sukeliantį judesį, tiesa? Turi atlikti šį pratimą prieš ir po. Taigi šios rekomendacijos padės tau nejausti šio skausmo. Neišsivystys bursitas ar tendinitas, o jei ir išsivystys, tai bus lengva forma ir tu galėsi tai kontroliuoti. Ir dabar dar vienas klausimas iš Džeimis Šuchmanas, iš Džeimio. Daktare, ar yra koks nors vaistas, kurį galima vartoti, kad sumažėtų bursito skausmas ar uždegimas? Mano rankos judesiai yra apriboti. Žaime, reikalas toks. Aš esu kineziterapeutas, osteopatas, aš nedirbu su vaistais. Gerai? Paprastai abocito atveju, nesvarbu dėl kurios iš šių 3 priežasčių, vaistai padeda sumažinti uždegimą ir sumažinti skausmą. Dabar mums reikia surasti abocito priežastį. Tai yra sunkiausia dalis, bet taip pat ta, kuri duoda geriausią ir ilgiausiai išliekantį rezultatą. Ir gydyti tą priežastį, gerai? Tačiau vaistai padeda sumažinti uždegimą. Gerai? Taigi, jei tavo atveju prieš uždegiminį analgetikai neveikia, daugelis žmonių netgi darosi injekcijas. Tai yra, vaistai suleidžiami tiesiai į bursą arba šalia jos, bet tai nepadeda, nes taip neištaisoma priežastis. Supranti? Man tai labai aišku, labai logiška. Jeigu išgėrei vaistų, kurie turėtų sumažinti uždegimą, o uždegimas nesumažėjo, vadinasi, tu neradai priežasties. Yra kažkas kita tavo kūne, dažniausiai judesio disbalansas, įtampos disbalansas, mechaninis disbalansas, kas sukelia ar prisideda prie šio skausmo. Ir kol tu nesuderinsi kabutėse savo peties, niekas nepasikeis, gerai, vaistai neveiks. Supranti? Yra dar vienas dalykas, dėl kurio esu tikras, kad galbūt kažkas jau netgi parašė čia komentaruose. Aleksandras, aš naudoju šiltą kompresą, aš naudoju ledą. Ką man naudoti ant peties? Amy. Klasikinis atsakymas, kurį duoda gydytojai, ortopedai, tradiciniai kineziterapeutai, yra toks. Dėkite ledą, nes jei bursitas ar tendinitas yra uždegimas, uždėję ledą padedate sumažinti uždegimą. Tai logiška. Ką aš patariu savo pacientams ir ką patariu jums daryti?
Išbandykite ledą ir išbandykite šilumą. Nes pagalvokite kartu su manimi. Ledas padeda sumažinti uždegimą, kaip ir prieš uždegiminiai vaistai, gerai? Jei tavo atveju vien tik uždegimo sumažinimas nepadeda, ledas taip pat nepadės. Be to, ledas padeda sutraukti raumenis. Jei tavo petyje yra koks nors disbalansas, bet koks išsiderinimas, jei turi ankštumo sindromą, ledas dar labiau suspaus ir sustiprins tą disbalansą. Tai yra tas žmogus, gydytojas kineziterapeutas, liepė man dėti ledą, bet kai uždedu ledą ir nuimu, kai pradedu daryti savo reikalus, labai skauda. Tokiu atveju ledas tau nėra tinkamas. O štai šilta kompresija, kai ją uždedate, atpalaiduoja raumenis, pagerina kraujotaką. Tai reiškia, kad kūnas geriau kovoja su uždegimu, o pati sąnarys lengviau juda. Taigi, šiluma, šilta kompresija padeda sumažinti disbalansus ir smūgio sindromą. Gerai? Taigi, jei tai tavo atvejis, jei naudosite ledą, situacija pablogės. Tiek naudojant ledą, tiek po to. Ir pagerės nuo šilumos. Arba tais atvejais galbūt, kai yra kablio formos akromionas, kai uždegimas jau labai stiprus. Tokiais atvejais, kai uždegimas yra pagrindinis ir svarbiausias veiksnys, ledas bus geresnis pasirinkimas. Taigi pabandykite ledą, jei ne, pablogėjo, dėkite šilumą. Pagerėjo, atrodo, kad petys laisvesnis, arba atvirkščiai, uždėjote šilumą, blogiau. Marija, atrodo, kad visa mano ranka pulsuoja, jaučiu diskomfortą, uždėk ledą, koks palengvėjimas. Taigi, kiekvienas žmogus yra skirtingas, tai priklauso nuo priežasties. Sutarta? Taigi, palikite čia komentaruose štai klausimą, kurį turite apie bursitą, apie petį ar apie bet kurią savo kūno dalį. Patologiją, ligą, apie kurią norėtumėte, kad aš čia pakalbėčiau ir kas žino, galbūt kitame Aleksandro atsako epizode atsakysiu būtent į jūsų klausimą. Aš čia ir baigiu, siunčiu didelį apkabinimą ir iki kito karto.